Prieš 20 metų aš atvykau į Ameriką kaip į savo svajonių išsipildymo šalį. Iš pačios mažiausios šalies ant mano žemėlapio vos su $400 kišenėje ir nepažinodama čia nei vieno žmogaus. Mano svajonės buvo didelės. Aš esu darbšti, tačiau čia man teko dirbti toli gražu, nes savo svajonių darbus tvarkiau kambarius viešbučiuose, skalbiau patalynės naktim, ploviau indus, dirbau statybos iki kraujuojančių rankų. Mano rožinės svajonės dužo su kiekviena diena, kai atidavusi visas jėgas vis tiek buvau laikoma tik paprasta imigrantė darbininkė. Aš pamečiau save kaip moterį, paskendau minioje. Jaučiausi niekas, nes dažnai prašiau pinigų vyro, kad nusipirkti savo paprastų moteriškų dalykų. Namie nesibaigiantis indai ir skalbiniai, pilka kasdienybė palaidojo mane moterį. Vienintelis variklis, kuris mane leido pasiduoti, tai mano dukrytės, kurių meldžiau Dievo 10 metų. Ir aš svajojau, kad vieną dieną viskas pasikeis. Aš tikėjau, kad galiu tapti kažkom daugiau. Norėjau būti įkvepiančių pavyzdžių savo vaikams ir svajojau, kad mano akis vėl suspindėtų. Šiandien norėčiau įteikti gėlių puokštę savo kirpėjai, kuri tuomet sudegina mano plaukus. Nes šio įvykio dėka apsivertė mano gyvenimas. Draugė man pasiūlė gelbėti mano plaukus Monat produktų pagalba ir aš likau sužavėta rezultatu. Ir aš negalėjau tylėti. Aš turėjau papasakoti kitiems, kokią nuostabią produkciją aš atradau. Ir žinai, mano investicija į plaukų gelbėjimo operaciją atsipirko 13 kartų jau per pirmąjį mėnesį. Aš nežinojau, ką darau ir kaip veikia šis verslas. Tik norėjau, kad kuo daugiau moterų patirtų tą laimę liesdamos savo plaukus ir atgaudamos pasitikėjimą savimi. Ir man buvo visiškai nesvarbu, kad manęs niekas nepalaikė, juokėsi už nugaros, kritikavo. Aš žinojau, kad aš padedu žmonėms ir tas jausmas, ta vizija visada vedė mane į priekį. Šiandien aš pildau visas savo svajonės, kartu padėdama pildytis tūkstančių moterų svajonėms. Monat dėka aš pamačiau, kokios karštos ir mylinčios širdys plaka ir kiek daug noro padėti vieni kitiems turi mano mažytės šalies žmonės. Su Monat aš gavau įrankį, kaip būti daugiau, ne tik pavargusi namų šeimininkė ir parodyti kelią į naują, geresnį ir laimingesnį gyvenimą kitoms gyvenimui nusivylusioms moterims. Monat atvėrė man kelius į nematytas pasaulio šalis, į studijas, kurių nebūčiau galėjusi sau leisti. Bet gavau čia. Filmavimasis proveržė filme su pačiu Johnu DeMartini, pakvietimas rašyti knygas, scenos, arenos. Viskas tik Monat dėka. Gavau galimybę priimti sprendimus, kur noriu gyventi, kaip gyventi. Ir mano vaikai turi viską, kas geriausia. Bet svarbiausia, su Monat aš dovanų gavau moterį, save. Ta, kurią didžiuojasi, kurią vertinu ir žinau, kad šiandien galiu nuversti bet kokius kalnus, suklupti, nusivalyti dulkes ir vėl atsistoti. Ir šiai moteriai gyvenime nieko nėra neįmanoma. Gavau raktą į kitą planetą, kitą pasaulį, kitą gyvenimo kokybę ir į visą pusišką pilnatvę. Šampūno buteliuko dėka šiandien aš gyvenu savo svajonių gyvenimą, savo American Dream. Aš gavau 100 kartų daugiau nei svajojau ir žinau, kad tu svajoji per mažai. Prieš tavo akis yra tas raktas ir kelias. Nesvarbu, mokė ir ne. Aš taip pat nieko nemokėjau. Svarbu, kad trokšti būti tą moterimi, kuris savo rankomis susikūrė stulbinančią ateitį savo ir savo vaikams ir esi pasiruošusi veikti